Labas rytas. Taigi, kaip ir sakiau, kalbėdami apie omega riebiąsias rūgštis, apie jų poveikį, apie jų išskirtinumą, kaip jie veikia mūsų organizme, tos omega riebiosios rūgštys, mažindamos uždegiminius procesus visur, visame kame, jeigu reikia, tai yra ar ten tavo stuburė, ar ten kažkur meniskė, ar kraujotakoje. Vat aš, žinai, kalbu, dalinuosi tą informaciją, bet tai, kaip iš tikrųjų žmogus jaučiasi, kai pradeda vartoti šius produktus. Tiesiog šiandien noriu vėl, kad pasidalintų Violeta savo patirtimi, kad, žinai, tai ne vien, kad tik aš kalbu, kad, nu, sakykim, tai ne vien tik mano kalbos, ne, kad ir tikrai žmogus pasidalintų tą savo istoriją, kas pas ją pasikeitė. Tai va, tai Violeta, tu pasidalink ir papasakok, kokia tavo patirtis omega. Labas rytas visiems. Tai istorija kaip ir turbūt su visais tais papildais, kad buvo, bet omega man buvo išskirtinis papildas ir turbūt jeigu reikėtų rinktis iš visų papildų, tai man omega būtų aukščiausioje vietoje. Nes turbūt aš esu priklausoma nuo omegos, aš čia dabar truputėlį juokauju, nes čia ne tik mano įsitikinimu, bet aplamai man iš tikrųjų labai padėjo omega. Padėjo omega pirmiausia, tai mano buvo tikslas dėl menisko ir vėl buvo situacija ta pati, vėl buvo Rimutės informacija, Rimutės žinios ir buvo pasakyta, kad man reikia. Nes aš tada vos iš lovos išlipau. Perėta tiek daktarų ir aplamai. Ir aplamai buvo ne vien menisko, buvo kraujotaka, buvo spaudimas, buvo, na, kaip visada sulaukus tokių metų jau yra problemų, iš tikrųjų jų vis daugėja. Tai mano omega buvo numeris 1, kur man, kaip ir aišku, omega nuima uždegimą, tai omega taip pat mažina uždegimą ir visam organizme, ne vien meniskė, ne vien ten dar ir iš tikrųjų pagerino kraujotaką, iš omega geriau E vitaminų, kurią vitaminą šiuo metu dar geriau iš tikrųjų, gliukozaminą taip pat čia yra geras iš tikrųjų dar priedas prie omegos. Ir turbūt atvirai pasakysiu, nereikėjo man pusę metų, nereikėjo man ten, nežinau, 2 metų, aš beveik po gero mėnesio, po pusantro, aš pajutau pagerėjimą ir man atėjo laikas, kad man koja neskaudėjo. Tai patikėkit, aš buvau 9 dangui, aš galėjau, nežinau, išskristi su sparnais, kad būtų kas pridėję. Tai va, tai mėlyjeji mano, yra iš tikrųjų šitas papildas tikrai yra nuostabus, jis yra aukso vertės, kaip aš sakau, ir tikrai pagerina kokybę iš visų pusių. Dėl spaudimo taip pat vaistų jau nenaudoju irgi, va, turbūt tai 4 mėnesius. Aišku, kitą kartą būna, užeina taip, kad vat, nei iš šio, nei iš to, bet ten kažkas kažkur. Nu, ten išgeri, tam pusę tabletės kiek. Bet tai čia yra labai lašas jūrai, kiek aš būdavo gerdavau per dieną po 2 ir 3 tabletės kitą kartą. Na, vienu žodžiu. Viskas iš tikrųjų pagerėjo ir labai pagerėjo ir dabar rinktis ir dabar vat, tokia mintis yra, kad pasiimti omegos visą dėžutę, nes man omega yra mano draugė. O Violeta, tu pasakyk, po kiek tu kapsulių jos naudojai, nes dažnai būna, kad sako, nu va čia aš įsigijęs žmogus produktą ir va ten naudoju, sako, 1-2 kapsulės, bet nu man ten kažkaip tai neveikia, ne? Pasakysiu taip, 1-2 kapsulės čia yra, nežinau, čia praktiškai yra nieko. Jeigu žmogus turi problemų, kaip aš, kad turėjau meniską, kraujotaką, spaudimas ir taip toliau. Aš omega negerdavau, o valgydavau kai saldainius. Aš omega per dieną, man būdavo kitą kartą išeida po 9 piliulės. Ryte 3, pietų 3 ir vakare 3 ir dar kitą kartą jau atsikeldavau naktį ir naktį dar 3 išgerdavau. Tai aš omega buteliuko man neužtekdavo savaitį. Bet aš turėjau rezultatą ir dabar turiu tą rezultatą. Tai va, nebijokit gerti šitų papildų, nes tikrai jie yra natūralūs, jie yra be jokių papildomų priedų ir nuo jų tikrai blogai nesijausit, mylėjų.
Nu tikrai, o tik tai bus dar geriau. Aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų, gerdavau tikrai be skaičiaus ir aš neskaičiuodavau, kiek į saują telpa, 5, 6, 7 ir vienu kartu. Ir aš jaučiausi labai gerai ir dabar jaučiuosi gerai. Tai nereikia bijot tų papildų, nereikia bijot tos omegos, nes ta omega čia tikrai yra sveika ir aš kai tik va ir knygutę turiu, kur man Rimutė atsiuntė ir tikrai yra labai apie kiekvieną papildą parašyta informacija ir ten gali daugiau kažką pasiskaityti, galų gale visi turim internetus, visi galim pasiskaityti. Taip kad, mėlyjeji, galiu pasakyti tiek. Gerkit, nebijokit, pirkit ir žiūrėkit savo sveikatą, nes už jūsų sveikatos niekas nepažiūrės. Pinigais, jokiais pinigais sveikatos nenupirksit. Tai tiek, būkit sveiki, būkit laimingi ir gražios dienos. Ačiū labai. Tai va, tai ir įrodo, ne, Violetos, pavyzdžiui, pasidalinta patirtis apie tai, va, kad buvo uždegimas ir kraujotakos problemos, ir nes omega taip pat skystina mūsų kraują, stiprina kraujagyslių sieneles, jas padaro elastingas ir apie tai, kad skystina. Kada, pavyzdžiui, vartojame neskystinamuosius vaistus, tai jie tiesiog skystina viskas, jie nežiūri, kad ten ar reikia, ar nereikia. O omega, kada mes su savo organizmą papildome ir be to galite taip pat, vat, kaip Violeta sako, pasižiūrėti internete, ne, kad kokie kiekiai omegos riebiųjų rūgščių yra reikalingi, kad sumažinti uždegiminį procesą, kad suskystinti kraują, kad turėtų įtaką. Tai mūsų kraujotakai į gerą pusę tai prasideda nuo 2-3 gramų. Tai va, tai ir tiesiog, va, tik tais tokiais, va tai reikalinga, nu, kaip pavyzdžiui, uždegimas, kas tai yra? Tai yra gaisras. Ir kada yra gaisras, nes tiesiog reikalingos didesnės pajėgos tam, kad ten sutvarkyti visą tą paliktą bardaką. Tai va, tai dėl to ir reikalingos tos terapinės tada jau dozės. Ir dar kas yra svarbu, be jokių šalutinių poveikių mūsų organizmui. Jos tik sustiprins, tik sumažins uždegimą, padės reguliuoti hormonus, odą. Vienu žodžiu, vat kai buvo atvažiavęs iš kompanijos mokslininkas ir jisai irgi pasakė, jeigu reikėtų išsirinkti vieną kažkokį produktą iš viso asortimento, iš Neolife kompanijos, ką gamina, sako, aš tikrai pasirinkčiau omega riebiąsias rūgštis. Tai va, tai šitą tokią mūsų trumpą pokalbį ir informaciją pasidalinimą apie omega. Tiesiog šiandien baigiame ir tikrai žinau ir tikrai tikiu, kad Violeta dar turi labai daug apie ką pasidalinti ir papasakoti savo istorijų. Tai dar bus toliau mūsų patirčių toksai karuselė, kad parodyti, kaip visą tai veikia ir kaip žmogus papildydamas savo organizmą šitais produktais, tiesiog jaučia kokį pokytį. Tai dėkui, kad buvote. Aišku, jeigu informacija, patarimai, rekomendacijos jūs domina, visą laiką rašykite žinutės, esu čia, laukiu jūsų. Ir tiesiog, kad, žinai, sako, nėra kvailų klausimų ir nėra kvailų atsakymų. Taigi, geros jums dienoms ir iki pasimatymo iki rytoj.